Aš pirmiausiai tai noriu paklausti Eligijaus Masiulio. Ar tu kalbėjai kaip krikščionis demokratas, ar kaip ateistas Eligijaus? Arba ne Eligijaus, Kęstučio Masiulio, kaip krikščionis demokratas, ar kaip komunistas ateistas? Tai tu visas laikas turi pasakyti prie... Gerbėjim kolegos, prašyčiau ad hominem argumentų nevartoti. Kodėl? Ar galima šitam hamui vieną kartą noriu atsakyti? Žiūrėkit, Gražuli, aš vieną kartą jums į jūsų hamizmą atsakysiu. Taip, dabar, vieną kartą dabar ir atsakysiu. Mes visi, tame skaičiai ir jūs, gyvenam Sovietų Sąjungai, kada fasadiniai dalykai labai skiriasi nuo dvasinių dalykų. Taip, mano vaikai visi krikštyti, santuoka sudaryta bažnyčioje, esu susituokęs, neįsiskyręs, vaikų patvoriai niekom neužteisinėju ir žinokit, nebandykit tapti mano kunigu ir aš jums iš pažinties neprieidinėsiu. Taigi o šitam hamui daugiau neduokit žodžių.